Tai Vytautai, aš labai nekantrauju, nes ką mes šiandien veiksim, pasakykit. Šiandien atliksim inžinerinę geologiją, va šitam sklipe, ir kolegos jau važiuoja. Galima eit pradėti, ar ne? Galima. Tai Vytautai, geologiniai tyrimai, ar jie reikalingi ir kam jie reikalingi? Inžineriniai geologiniai tyrimai yra reikalingi ir, sakykime, būtini tam, kad įsivertinti, koks yra gruntas, o gruntą įsivertinti reikia tam, kad architektas ar konstruktorius žinotų tiksliai, koks yra gruntas ir kur galima suprojektuoti teisingiau pamatus, į kurį inžinerinį geologinį sluoksnį reikėtų atremti polį ar patį pamatą padą. Jeigu taip suprasta, ne, žiūrovai, tai jisai spaudimų ar trenkimų kažkokiu būna? Jie dabar spaus. Pastoviu greičiu spaus ir jisai fiksuoja, sakykime. O kur jie kompiuterį mato kažkokie, ne? Iš karto rodiklį ir mato, kaip pradeda galima įpaudėti, ne? Jo. Tai Vytautai, ką mes čia matom, ne? Kažkokie diagramos, ne? Jo, čia rodo mūsų stiprumą, tankumą grunto, gylį, sakykime taip. Tai dabar, pavyzdžiui, žiūrint pagal šneką, augalinis sluoksnis eina, molis eina. Tai mes dabar taip darome. Visų pirma, prasizonduojame. Standartiškai, tipiškai zonduojame iki 6 metrų. Tada gręžiamės, prasigręžiam, susirenkam mėginius iš kiekvieno geologinio sluoksnio. Tada mėginius paimame, vežame į laboratoriją. Turi būti laboratorija jau šiuo metu akredituota. Tada padaro mėginius, padaro tyrimus, gaunamės protokolą iš laboratorijos. Tada geologas apdoroja visą informaciją. Tai jisai žiūri zondo duomenis, laboratorijos duomenis ir paruošia tyrimo ataskaitą.